Lapkričio 19. Budėkime ir būkime blaivūs. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 6 eilutė. Budėkime tai yra, rūpestingai atkreipkime dėmesį į visus nurodymus, kuriuos mums davė viešpats Dievas, parodydamas tai, koks tarnavimas jam yra priimtinas. Stebėkime save, stengdamiesi kuo tiksliau sekti mūsų didžiojo vyriausiojo kunigo pėdomis. Būkime blaivūs, tai reiškia nebūkime lengvabūdiškais. Būdami laimingi ir džiaugsmingi viešpatyje, laisvi nuo rūpesčių, kurie slegia daugelį kitų, kadangi jie blogai supranta dangiškojo tėvo planą ir jo charakterį. Būkime blaivūs, rimtai įvertindami dabartinės galimybės ir privilegijas, susijusias su viešpaties tarnyba, neleiskime, kad galimybės ir privilegijos išsprūstų mums iš rankų, dėl mūsų apsileidusio nerūpestingumo, dėl ko vėliau turėtume gailėtis. Žodis budėti reiškia stovėti sargyboje. Šis žodis duoda tokią mintį, kad turime būti apsiginklavę, likti budrus, stebėti savo charakterio būdą, motyvus, mintis, žodžius, poelgius, aplinką ir įtaką, veikiančią mus ir per mus, patikrindami visus dalykus, kurie norėtų įeiti ar palikti mūsų širdies ir proto sferą. Turime nepasitikėti jų tvirtinimais apie draugiškumą mūsų atžvilgiu, reikalauti įrodymo tokioms jų pareikštoms pretenzijoms ir paimti į nelaisvę tas mintis ir tuos dalykus, kurie negali pateikti tokio įrodymą, leidžiant įeiti ir išeiti tik tokioms mintims ir dalykams, kurie pateikia tokį įrodymą. Turime atkreipti dėmesį į ištisą spektrą mūsų pareigų ir privilegijų, pasilikdami sargyboje iki pat sargybos pasikeitimo. Būti blaiviu reiškia išlaikyti charakterio būdo ir teisingo sprendimo pusiausvyrą, ir nebūti tokiu, kuris neįvertina ar pervertinta savo kovos dalyvius, bet tokiu, kuris pripažįsta ne vien tik savo asmeninius silpnumus, poreikius, tikslus ir pasiekimus, bet ir savo priešų, o taip pat mūsų vadovo galią, jo tikslus ir pagalbą, ir tokiu, kuris pripažįsta sunkumus, žino savo kovos tikslą, tai kiek laiko turi tęstis kova, neabejodamas, kad nugalės neištikimus ir kad ištikimieji nugalės. Visą tai apsvarstydami, turime ugdyti pastovų ir didelį atsargumą. Klausimai: ar šią savaitę atkreipiau dėmesį į šį tekstą? Kokiu būdu, kodėl, kokios buvo viso to pasekmės? Budėkime ir būkime blaivūs. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 6 eilutė.